Televizijos bokštas atveria dar vieną naują erdvę. 160 metrų, jeigu pakelsite savo galvas į viršų, arba 65 aukštas štai čia. Ir stiklinė danga. Štai tokią naujovę pasiūlė Telecentras. Dabar keliauju pasikalbėti su susisiekimo ministru Eugenijum Sabučiu ir viceministru Jūru Taminsku apie tai, kokiegi įspūdžiai, nes jie pirmieji išbandė šią erdvę Lietuvoje. 160 metrų po jūsų kojomis, ministrė, kaip jaučiatės? Jaučiuosi pakibęs ore. Labai įdomiai, keistai, ne kasdieną būna toksai jausmas, bet iš tikrųjų labai įdomi pramoga. Jūsų kabinetas tikrai neprimena štai tokios erdvės, šiandien pakeitėt tą vietą, sakot, reikia išbandyti savo baimės, gal ir nugalėti tas savo baimės. Na, žinokit, sunkiau būtų nugalėti baimę, jeigu nebūtų šitos tvorelės tokios, tada matyt visiems būtų daug baisiau. Bet dabar ganėtinai jauku. Vietos nėra labai daug, bet telpam mes čia ir su viceministru Jūru Taminsku, sveiki. Viceministrė, kaip jums, koks įspūdis? Esam didžiausiam statinį Lietuvos ir Vilniaus. Istoriniam, svarbiam mūsų valstybei, tikram pasididžiavime, galima būtų sakyti ir techniniam stebuklę, kurio erdvės atsiveria, atveriamos visuomeniai. Kokie yra planai? Ar televizijos bokšto erdvės ir toliau vis labiau atsivers visuomeniai ir tie mūrai bus įveiklinti? Taip, kiekvienais metais vis daugiau erdvių pristatysim visuomeniai, kad jinai galėtų į mūsų istorinį statinį ateiti, tiek į statinį, tiek pasigrožėti Vilnium, sostinė Lietuvos. Reikia kiekvienam atvažiuoti, tai išbandyti. Ir ne tik tai kiekvienam Vilniečiui, kiekvienam Lietuvos gyventojui arba kiekvienam svečiui. Beje, jeigu kas šią vasarą pas jūs atvažiuoja iš užsienio, atvežkite juos čia. Tikrai bus, manau, viena iš nepamirštamų pramogų.